Mielieji, Kalėdos jaukumo, gerumo ir susikaupimo metas. Tai laikas skirtas praleisti su šeima, su savo artimaisiais, su savo brangiais žmonėmis. Tai laikas skirtas apmąstyti savo pasirinkimus, sprendimus ir darbus. Kalėdos tai lyg naujas laiko slenksnis. Tad per jį žengiant linkiu visuomet jausti kiekvienos dienos vertę, žinoti savo troškimus ir siekius, o juos įgyvendinant atkaklumo ir sėkmės. Meilė telydi jūsų šeimas ir artimuosius, jaukumas jūsų namus, o sėkmė jūsų darbus. Tegul būna pilni jūsų namai skalsos, santarvės, laimės ir pakantumo, o jūsų širdys kupinos meilės. Linkiu jums, kad ateinantys metai pildytų visas jūsų viltis, būtų turtingi ir dvasingi, lai tas gerumas ir jaukumas, papuošiantį šventinį metų laikotarpį, neapleidžia jūsų namų net šventėms pasibaigus, o nuoširdžios šypsenos puoš jūsų veidus visus metus. Tegul kalėdų dvasia uždega kiekvieno širdyje, nors po mažytę žvaigždę, kuri jums švies ir šildys visus ateinančius metus. Taip pat iš visos širdies norėčiau jums skirti ir šiuos poetės Zitos Gaižauskaitės žodžius. Iš vaikystės ateina kalėdos. Paplotėlis, šienelis, mama, verpia tyla naktis atsisėdus, kursto krosnį ugnelė žiema. Tu ateik, mano angelė baltas, iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių, kasdienybės pilkos nesugeltas, atsistok po vaikystės medžiu. Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų, tik ateik iš kalėdų nakties, iš vaikystės per dangų, per gojų, įsisupęs į skliautą vilties. Sveikinu jūs su šventom kalėdom ir naujaisiais metais.